šitas, va čia tas mano pats paraudoninimas, tai čia nėra dokumentas. Čia nėra dokumentas. Aš tiesiog iš to, kas išrašyta, aš tikiuosi, kad aš nesuklydau ir paraudoninau, kas neįeis arba šiemet neturėtų įeiti į tą realų patikrinimą, kuris kada vyks, už mėnesio kažkiek, taip, mokytojai? Aš tiksliai datos nežinau. Tūriai. Aš paminėjau apie tūrius. Čia aš paminėjau apie tūrius, tai yra apie tą uždavinį atkreipiau dėmesį, kad jisai čia specialiai buvo įdėtas su tūriais, o kas darys tikrą realiąją užduotį, tai visą tai žino ir aš pats atkreipiau čia dėmesį, tai čia šitoj vietoj žiūrim į šitą uždavinį taip atlaidžiau. Gerai? Ta prasme, kad tūriai, jie kurios klasės tūriai ten neįeina 8 klasės tūriai. Va, tai ten, bet sakau, suprato turbūt mano. Ką dėl vektorių, tai sakė, tai žinokit, sakė, nėra tai, kad sakė. Tai yra transformacijos, nesurašyta. Tai čia reikia pasižiūrėti mokytojai, tai yra nesakė. Tai yra pasižiūrėti, aš nuspalvinau, pasidedam ir nekils tada klausimų. Aš čia tik tai tikiuosi, kad aš nesuklydau. Tai yra, jeigu buvo atsiųstas nuo rekomendacijos, ten 25 metų spalio mėnesį, tiksliai nebeatsimenu, kad tų temų nebus. Ar čia tiesiog bandomajam jos įdėtas buvo? Jau nusiunčiau failą į tą dabartinį failą, į pokalbių langą įdėjau failą, kur surašyta ne tik tai, kas yra apraše, bet ir išskyriau raudonai iš programos iškirpęs, ko konkrečiai nebus per NPP šių metų. O visi, kas buvo, viskas bus, išskyrus yra tūrio uždavinys, kurį gali kai kas prisikabinti, kuris buvo tūrio uždavinys, ten tūrio uždavinys, bet tūriai įeina ir anksčiau. Ne tik tai yra 8 klasės programa. Tai suprantate, tai yra jo toks, tai čia yra, bet ko konkrečiai nebus, aš ten raudonai nuspalvinau, jūs failą dabar matote tą, kurį ten įkėliau, kurių NMPP šiais metais nebus, bet tai šiais metais būtent, priklauso nuo užduoties vykdymo datos, priklauso ko nebus. Tai ten yra surašytos tos temos. Matot, čia kaip gavos tikimybės ir statistika pagal atnaujintas programas dabar yra 6 klasė, va tie uždaviniai, kur vaidinti. Ir dabar šitie dabartiniai 8-okai, jie 6 klasė būdami mokėsi pagal seną programą ir jie tiesiog prašoko šitą dalyką. Mes grįžti neturėjom kada kol kas matyti ir šitie uždaviniai bus matyti. Galėjo taip nutikti, teisingai galėjo nutikti, nes mokytojams reikėjo. Tai čia tas ir yra bėgimas prieš traukinį.